Išeini pasibėgti taip. Aha, belekas. O, fotošitas namačiau. Įmėlėt. Visiškai kaip apsisisojus atrodo. Labas rytas, kaip matot, mano rytas labai ankstyvas šiandien. Žodžiu, šiandien laukia labai busy diena. Lėkiu pasaryti prieš varžybinės treniruotės, nes sekmadienis startas, tai mes turim tokias paskutinės prieš varžybinės atkarpas. Tada 9 ryto lėkiu į Vilnių. Turėsiu 2 fotosesijas šiandien. Pasimsiu jūs kartu. Dabar nepasimsiu nei telefono nieko, nes planuoju tiesiog bėgti su startukais rankoje, nes noriu nubėgti padaryti treniruotę ir grįžti, kadangi stadionas, kuris yra artimesnis šiandien, jisai tik 8 atsidaro, tai turėsiu į kitą stadioną nubėgti, tai kad sutaupyti kuo daugiau laiko noriu pasimti startukus į rankas, padaryti treniruotę ir atsistatymą grįžti namo. Tai, o dabar reikia jau lėkti, nes, kaip ir minėjau, 9 val. Reikia spėti traukinį. Kambario turas, labai paprastas toksai kambariukas Vilniaus centre. Aš jau atlėkiau. Hello. Prisidėsime grafą, kad geriau girdėtumėt. Žodžiu, iški tokia pasišiaušus, su šlapiais plaukais tiesiai variau į traukinį. Iš tikrųjų, vos spėjau, atsidėjau treniruotį mažiau nei turbūt reikėjo. Bet dar nepavalgiau pusryčių, turėjau savo kokteilį po treniruotės su kefyru, kolagenu ir bananu. Tai pasiėmiau pusryčius, dabar pavalgysiu. Dabar yra po 10 PM, o aš turiu fotosesiją pirmą su Sportlandu, po 11:30 esam susitarę ir tada 3 val. Turėsiu fotosesiją su Nike. Vis tiek, aš fotkinsiu Nike tiek Sportlande, tiek su Nike, bet paprašė Sportlandas ir tada turėsiu su Nike. Tai tokia bus faina dienelė, nežinau ką daryti su plaukais, ar tiesiog varyti taip ir jie man sutvarkys, ar išsitiesint. Aš manau, kad jeigu norės ištiesins man tos plaukus, jeigu ne, tai kažkaip suriš, nežinau. Tai va, škasim, norėčiau dar vienos kavytės. Aš šiaip taip blogai pasijaučiau šiandien. Aš ten visą skubėdama nulėkiau į traukinį, ateinu, aš nusipirkau tą 1 klasę, kad ten atsisės, fainai, kavos atneša viską. Atėjau ir užimta mano vietą, buvo močiutė sėdėjo ir aš taip blogai pasijaučiau, nes aš vis tiek už tą vietą mokėjau ir kažkaip labai nemaloniai pasijaučiau, bet jinai persėdo, kad tiesiog pamačiau, kad yra laisva vieta ir atsisėdau. Tai žiauriai gaila pasidarė, bet žinot, kaip būna po to, kad permastai, tai žiauriai permašiau, galvojau, gal reikėjo man tiesiog atsisės kitur ir panašiai, bet jo, tai va. Turiu overnight oats su citrinių bananą, avižos, jogurtas, cinamonas, riešutų sviestas, šilauogės ant viršaus ir datulių sirupas. Čia mano toksai lengvas čigau mylas. Jau pridrėbiau. Šiaip labai fainai, kad leidau kambarį. Buvo paruošęs, tik sako, reikia tada, kad atsiregistruot, kad būčiau narė ir tada viskas bus gerai, tva. Ne, čia apsėsiu čia jum, pabaigsiu valgyti ir susitiksim, turbūt kaip jau keliausiu į fotosesiją. Man šitos kelnės šiaip tokios fainos Nike, jos tokios platesnės, šiaip labai fainos, tik tai nežinau, ar atrodo labai maroziškai ar ne. Man nelabai matosi. Tokios va. Labai patogios, labai fainos, visa Nike'as. Leikiam pasidaryti make-upo ir pasižiūrėsim, kaip mus ten aprengs. Šį pafilmuosiu. Tai gerai. Gerai, nesvarbu. Nu, kaip nusakė. Juokinga, nes lygiai tokį pat setą pasiėmiau į varžybas, prieš varžybinę daryti. Ir nagai dar prisimečinę, tai... Ojojoj. Va, koks takelis ant stogo. Pabėgioti visai nieko. Gražu. Aha. Nu va, aš jau po vienos fotosesijos
Užtrukom ilgiau nei tikėjausi, dabar 2 valandas jau po 2, o man kita fotosesija 3, tai lėkiu greitai pavalgyti, einu į Lolą, čia netoli turėtų būti, tai einu pavalgyti, nes su žarna ryja. Labai valgyti noriu, tikiuosi, kad spėsiu, tai reiks greit pavalgyti ir vėl lėkti. Šiaip aš atvykau po 11:30, tai pasidarė make-upą ir apie 2 valandas fotkinomės, tai visai ilgokai, bet žiauriai fainų kadrų pridarėm, labai patiko. Nežinau, kiek mane girdit, bet fotosesijos šiaip yra labai sunkus dalykas. Aš tokia esu dabar pavargus, tikiuosi pavalgysiu ir atgausiu biškį jėgų. Gal pavargus, nes nepavalgysiu. Tai bus matyt. Beautiful. Belekas. Nu va, užkandau, blemba, privalgiau iš tikrųjų. Gal dėl to, kad labai valgyt norėjau ir greit suvalgiau, nes man reikia spėti kitą fotosesiją, turėjau tik 20 minučių. Dabar einu iki prezidentūros. Žinokit, nu wow, labai faina čia Vilniui. Aišku, aš pačiam centre gyvenu, tai kol kas labai man čia patinka. Man nieko nėra skaniau, jeigu tiesiog avokado taustas per pietus, tai labai smagu, nes Jonavoj nemanau, kad yra kur gauti. Vaikščiusiu, biškį išvaikščiusiu tą avokado taustą, nesakau, privalgau, tai normaliai. Šiaip aš esu dabar be mašinos kelias savaitės ir tiesiog pati užsimaniau pabūti be mašinos, nes noriu tiesiog pavaikščioti daugiau, pasiplanuoti ir žinokit, game changeris. Žiauriai man patinka. Jeigu aš važinėjau į Kauną, iš Jonavos į Kauną autobusai važiuoja kas 30 minučių, žiauriai paprasta, kainuoja 3 eurai, nu, žinokit, tikrai labai mėgaujuosi ir daugiau vaikštau ir jaučiuosi tokia aktyvesnė. Vis tiek dabar mano krūviai nėra dideli sporto, tai man labai patinka. Va ir galėsiu rytoj prasibėgti. Jau labai gerai. Užmačiau vietelę. Aš šiaip jums nepasakiau, kodėl aš lieku Vilniui miegoti, tai aš rytoj išskrendu į Italiją į varžybas. Kadangi atvykau šiandien, nenorėjau vykti pirmyn atgal, tai nusprendžiau pasilikti. Tik tai man rytoj skrydis tik 6 valandą vakaro, tai pasižiūrėsim, ką reikės veikti, nes išsikraustyti iš viešbučio turbūt reikės 12. Tai eisim paeksplorint, nežinau. Sakau, eisiu paeksplorint ir iš savęs žvengiu, nes toks jausmas, kad aš čia Vilniui pirmą kartą gyvenime esu. Turiu menį, eisiu paieškoti kavinukės, eisiu pasisėdėti, pasivaikščiot, o ką reikės daugiau veikti? Nežinau, pasižiūrėsim. Beautiful. Kažkaip dar man su šitą kamerytę, kaip aš matau, kaip kiti filmuoja, kitos vlogerės, tai atrodo kokybė viskas žiauriai gerai, bet kai aš pati filmuoju, arba man čia tiesiog pačiai taip, ar iš tikrųjų, kad nėra taip gerai. Praeitam vlogė, bet ten buvo, kad ta saulė švietė, gal biškį šešėlius užkrito, pasižiūrėsim, kaip šitas vlogas gausis, bet man labai patogu su šitą kamerytę filmuoti, aišku, su Ana biškį gražiau atrodau, bet šita labai patogi, mažytė ir labai lengva įsimesti ir nieko neužėmė nei vietos, nei... Nu va, fotoshootas number 2, labai paprastai mes šią tualetę persirengiam ir eisim fotkintis. Nu va, susimumės, baigiam savo duties, gavom biškį Naiko, dalykėlių, batus gavai, ne? Jo, gavau batus, maikę, rezultatą pamatysit greitų metu. Kitą savaitę. Sekit mūsų soc-tinklus. Jo. Nepamirškit laikint, dalinkitės. Net nežinau, dabar man linkėjimus reikėtų kažkam perduoti. Mamai. Mamai made it. Evelinai perduok, jinai žiūri, žinau. Jo, Evelina linkėjimai, žinau, kad žiūrės dabar šitą vlogą su manim, nes galiu išduoti, kad galim susipykti, jeigu aš pažiūrėčiau pirmiau arba Evelina pirmiau pažiūrėtų, o ne kartu. Tai žodžiu, visada laukiam ir tai va, aš jau vlogė. He made it. Hello, aš jau back. Visa pavargus, visa blizganti. Dabar yra po 5:20. Grįžau į savo kambarį. Galvoju, ką čia paveikti, bet
Parašiau Olivijai, ar norėtų susitikti vakarienį, nieko neatrašė, tai žiūrėsiu, bet jeigu ir nieko neatrašysi, viskas tokiai, nes aš pavargu, žinokit. Pas mane tas social battery tikrai nėra pati geriausia, nemeluosiu, kartais aš pabūnu aplink žmonės, daug kažko paveikiu, tai man kelias dienas reikia nieko neveikti, su niekam nešnekėti. Tai va, kadangi dar važiuoju varžybas ir reikės būti apie žmonės, tai nežinau, gal ir gerai man čia bus parsėti. O vakarienį aš galvoju, ar man geriau pasimti kažką iš Volto užsisakyti, pavyzdžiui, ezerus. Ar ką čia gal sveikiau kažką, gal nereikia zerų po varžybų jau kažką tokio. O dabar nežinau, yra restoranas mano viešbuty arba kažką iš Volto galėčiau užsakyti, nežinau. Pasižiūrėsiu ir labai noriu pabaigti žiūrėti Mary Harry. Nežinau, ar žiūrit, ar matėt, ar žinot, ar įdomu. Netflix'e. Pasižiūrėjau visus epizodus ir dabar yra jau išėjusi reunion. Susinervinau biškį, nes Instagram'e scrollinau ir aišku pamačiau nuotrauką iš reunion. Jums gal nespoilinsiu, jeigu kažkas žiūrit, be žodžių. Praktiškai pamačiau, kaip ten, ar jisai dar yra su ta pana, ar nėra žodžių. Tai biškį susinervinau, bet vis tiek pasižiūrėsiu. Visai turėtų būti, manau, įdomu. Šiaip Sportlando fotosesija buvo labai maks, tikrai žiauriai gerų šotų prigaudėm ir viskas bus Akropoliuose, parduotuvėse Sportlando daug kur matysit ir turbūt mano mieste bus daug tų plakatų, tai smagu, gaila manęs nebus Lietuvoje to laiku, kai išeina, tai jeigu matysit, fotkinkit, taginkit mane story, aš tikrai pasidalinsiu, man pačiai bus įdomu, kaip ten viskas atrodo. Naiko buvo tokia biški paprastesnė, tiesiog pasifotkinom, kadangi ir tie Vilniaus maratonas, tai biški pafilmavom kontento, buvo tikrai smagu. Jam, užsisakiau pavalgyti. Vienas dalykas, kas man yra tiesiog biški keistas, nemeluosiu. Užsisakiau per Voltą. Kažkaip Amerikai tai dažniausiai jie čia užsega šitus kampučius ar tą maistą kažkaip sanduriai uždaro, kad, atsiplėšim ar dar kažką. Bet kai tu gauni maistą, ne, ir čia va, tiesiog viskas atidaryta ir va, tipo, atidarai šitą ir viskas. Man nejauku, aš nemeluosiu, man kažkaip turi iškliuot gal kažkokį lipduką, kad aš žinočiau, kad nebuvo tas dangtelis atidarytas, nes čia 2 sekundės atidarai ir viskas. Tai man nemeluosiu, tikrai keistas šitas dalykas. Tai kartais užsisakinėti ne pats maloniausias dalykas gali būti, bet labai norėjau užsisakyti pokeball su lašiša. Man čia yra vienas iš mėgstamiausių maistų. Nebuvo niekur aplinkui, kad tiesiog nueit pasimti užsisakiau, bet įsižiūrėti Netflix'ą, pavalgysiu. Ir dar pasiėmiau bandelę su aguona ir su varške. Visokios mažikės. Bet žinokit, valgom gerai. Jeigu nebaigėt naktį su desertu, nežinau kaip jūs tai darot. Man desertas yra must. Susitiksim rytoj. Labanaktis. Good morning. Labas rytas. Tai ruošiuosi, eisiu pusryčiaut, bet norėjau jums parodyti šitus kvepalus. Turbūt, kas žinot, kas nežinot, šiaip aš juos turėjau labai seniai. Išvykau į Ameriką, buvau palikus namuose, grįžau ir, žinokit, negaliu šitą kvapą. Aš gal jį turėjau jau kokiais 2019. Tai man jisai, šiaip, tas kvapas, aš nežinau, jisai visiškai nesensta, nežmoniško gerumo. Žinot, kai tie prisiminimai yra likę. Tai va, pasiėmiau šitus kvepalus varžybos. Čia Karolinos Herreros kvepalai, tai žiauriai skanus. Eis dabar papusryčiausiu, pasižiūrėsim, kas gero pusryčiuose. Ir dar prieš tualetą čia matosi. Ir dar prieš pusryčius išgersim savo vitaminus ir vakar pasiėmiau šatuką gėrio. Šitie šatukai tai žiauriai faini. Bet aš šiaip žinokit, namuose ir gėrį ir kefyrą maišau visada. Bet kaip žinot, man probiotikai ryte yra must. Tai išgeriam savo vitaminus. Mama, gerklytė tokia, sakyčiau, įdomi. Nieko nėra labiau humbling, negu tik išbėgus, įkvėpti oro ir įkvėpti cigarečių kvapą. Einu savo, žinokit, toks išeini prasibėgti ir taip praeina žmogus su cigarete. Net nubaidė.
labai fainas oras, šiaip biški tvarko, tai gavas bėgimas toks pirmyn atgal. Tikrai biški kukinau means paspaudžiau, bet viskas okei, nes aš kai sumažinu kilometražą, aš mėgstu bėgti biški greičiau ir mano kūnui geriau, nes mano kūnas tikrai nemėgsta bėgti lėtai. Mano forma pasikeičia ir aš tiesiog jaučiuosi labai nesavim, tai kai bėgu greičiau, aš bėgu biški savo pirštų labiau, mano forma tokia man artimesnė ir man mažiau jaučiasi keliai. Tai jo, manau, reikės tikrai šitą pasimti į pamąstymą ir pasižiūrėti. Gal geriau bėgti mažiau, biški greičiau ir man gal geriau bus tais keliais, nežinau, pasižiūrėsime. Žvengiu iš savęs žodžių. Aš pabėgiojau, mano šortai iškilo, aš tik nusileidžiu, einu, žiūriu. Visiškai kaip apsisisojus atrodau. Na, aišku, čia prakaitas, bet galvoju, per visą miestą einu savo tokia laiminga. Tai po to į viršų susitraukiu šortus, nes, karočią. Va tokia jinai gražuolė. O aš kaip bėgu, man tie taip šortai užkyla ir nelabai matosi. O aš taip galvoju, einu, nusileisiu tos šortus ir va taip ėjau visą laiką. Vakar dar gavau batus po fotošiūto, tai netelpu į lagaminą, einu ieškoti Omnivos ar LP Express ar kažkur išsiųsiu namo ir eisiu papietauti. Va, Lukiškių kalėjimas. Neblogas kelias, pietukų. Pasituristausim Vilnių, labai faina. Aš žinokit, nemoku jum apsakyti, koks man yra atradimas pabūt be mašinos ir tiesiog vaikščioti visur, kur reikia. Ir laiko skirstimas daug geresnis ir jaučiuosi tokia, nežinau, vis tiek tas oras labai geras, grynam ore daugiau laiko pabūt ir, žinokit, žiauriai smagu, pabandykit ir jūs. O aš dabar lėkiu, manau, į kavos erą, man ten labai patinka, pavalgysiu, redaguosiu šitą vlogą, turbūt čia ir užbaigsiu kažkur netoliese. Žiūrėsiu, kaip redaguosis. Tikrai nepamiršau, kaip žadėjau padaryti video, kaip pradėti bėgioti, tai video bus, dar ne dabar, bet pasižadėjau padarysiu. Bet dabar noriu šitą kelt video prieš